Labas rytas. Ruošiamės važiuoti į ūkį, dar laukiu prie Intercarso, reikia Volvai detalę atsimti. Tai nepraėjo tech apžiūros. Kažkodėl, čia pirma tech apžiūra tai Volvai pas mus, tai kažkodėl ant panelės kitas vinkodas uždėtas nei kėbulo po kapoto. Tai tą nuimt. Lemputė viena gali būti, kad atvirkščiai įdėta buvo, nes kaip tik prieš techą keitėm. Ir pakaba, šarnyrai ir keli savimblokai. Tai va, laukiu, dar nedirba Intercarsas, kelias minutės reikia palaukti, per anksti atvažiavau, tai sulaukiu, pasiemu detalės ir lekiam į ūkį. O jūs toliau žiūrėdami video būtinai užprenumeruokit kanalą, paspauskit like mygtuką ir pakomentuokit ką nors linksmo. O mes šiandien planuojam pradėti gręžti polius. Planuojam. Tėtis, kiek žinau, per savaitgalį pagamino brusų tos laikiklius, kurių reikėjo. O mums dabar reikia polius susitvarkyti šitai sienai. Tada trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį rodo labai daug lietaus. Vos ne visas dienas po 10 mm, tai turėtų užmerkti neblogai. Bet tai turėtų išgelbėti pavasarį, realiai pagalvojus, nes to žiauriai reikėjo. Jeigu tai įvyks, tai čia bus labai gerai, bet šiais laikais tai daug klausimų visokių. Tai jo, ką, bandau gal eit, gal priims mane kažkas tų detalių. O būna, kad randi ir taip. Ir mama ryte buvo, va tik nesenai. Atvažiavau ir yra rudas, jei neklystu, jei karvė duos man čia pažiūrėt, veršis. Liktais. Dar nežinau. Galėtų būti telyčaitė. Palauk. Telyčia! Valiau! Pirma ruda telyčia. Poliam turim tokį aparatą, prasilginę šiek tiek, gal čia daugiau negu 1,20 m. Čia gal koks 1,05 m. Bet aš gręžiu panašiai iki čia, nes šiaip ir sunku, paskui jį tampyti eina savo. Tai va, pradėsim gręžti, šiaip laukiam mama, kol atvažiuos, reikės atskirtą karvę pas tuos, nes čia labai daug smalsių lenda prie jos, trukdo jai, žodžiu. Reikės atskirti, bet, maladėts karvė, pati šaunuolė, tik tai buvo plevent nosies, tai nuėmiau, galėjo ir uždust. O gal karvė būtų nulaižus, dabar nežinai, kaip kas būtų buvę. Bet svarbiausia, kad ruda telyčia, tai va, pirma bus limuzinių mišrūnė tikra. Jau panaši. Kur mūsų murlotas gulinėja. Murlotas, ojei. Va ten guli, atsigulęs. Murlotas maladėts. Tai va, o šiaip mūrų šitie metai paskutiniai, tai paskui arba parduosiu, arba apsikeisiu. Jeigu ką nors domina keitimas limuzino į limuziną, maniškis tik tai nevertintas. Nedariau aš jokių vertinimų, nieko, bet jisai geros genetikos, grinaveislis su dokumentais, su viskuo. Tai po šio sezono, jeigu kažkam domina, galėsim apsikeisti. Išsigręžiam kraštinius polius, 2, per vidurį jų juostą ir gręžiam toliau. Kas 2 metrus poliukai. Taip darbuojamės po truputėlį šiandien. Su nuotykiais, kaip sakant. O čia jau kas, pietų miegas gaunasi, ne? Reiškia, jau telyčia prižindus, soti, miega, musės trukdo jau.
Nu, nuo šito dėja negaliu padėti. Musės trukdys. Tai tas šiandien reikia išleisti į lauką. Tegul jau ganasi. Dabar su poliais jau išgręžti. Greitai iš tikrųjų mažai kliuvinių buvo. Labai neblogai išsigręžė, žemė ne per sausa dar. Vienoj vietoj tik buvau pakliuvęs, neblogai teko krapštyti. Toks va, akmeniokas. Tai tokia jau niekaip neišstums grąžtas iškrapštyti rankom. Tokius va tai, aišku, kerta per rankas, bet jisai iškrapšto. Ir didesnius iškrapšto, va tokius iškrapšto. O su tais didesniais jau tenka pačiam išsikast. Aišku, nėra didelio ir čia nieko blogo, jeigu vienas polis bus metras, trumpesnis ar dar kažkas. Čia nieko baisaus. Jo, tai ką, reikia susipjaustyti armatūrą, atsivest betono maišyklę, daug visokių darbelių. Dabar galvojau gal purkšt, bet pasižiūrėjau, kad su purškimu nekoks variantas, nes labai sausa ir labai tie lapai jau tokie viršūnės pamėlusios kažkokios. Gal laukiam lietaus. Kaip ir poliai pasiruošta, armatūrą susipjausčiau viską. Dabar žiūriu mėžiai. Matosi technologinės, bent jau man tai gerai jau matosi. Galvoju, gal mėžiam jau reiktų raskilos paduoti. Nes jinai yra augimo stimuliatorius vis tiek. Vos tik duodi, augalai iškart pradeda žymiai geriau augti. Tai ko gero, taip ir reiks daryti su mėžiais, o su kviečiais ką daryti, nežinau, va toj nuvažiuosim, pažiūrėsim. Man jie kaip ir viršūnės, kaip pamėlynavo, nežinau. Negaliu suprast, kas ten jiem yra, reikia nuvažiuoti pažiūrėti. Ką balvonai bastosi, atėjo lovių patikrinti ir išėjom. Tai žodžiu, dabar dar turėjau keletą minučių, tai paėmiau šitas pašiūriai, kur jau apsiviršiavusios karvės dvi, tai užtvėriau jom išėjimą į lauką. Važiuoju, pasileisiu jas. Iki antros pašiūrės nuvežiau betono maišyklę. Ten laidą pasitvarkiau, kad nesimaišytų. Dar kažką dar dariau, bet darau vienu žodžiu. Kažką darau, kažkur judu. Nežinau, gal galvoju paimti, pradėti jau tos polius betonuot, nėra čia ko laukti vis tiek. Labai kažkokių ypatingų darbų daugiau neturiu, gal vakare norėčiau važiuoti suskust 7 hektarus. Ten, kur bus baltyminiai augalai, kadangi pasimsiu žirnių. Kadangi pūdymo nebereikia, tai pasėsiu ten žirnius su avižom ir grikė, kad dominuotų žirnis ir tada gausios baltyminio augalų laukas. Už jį gausiu išmoką už baltyminius augalus, plus gausiu ekologinį išmoką, tiesioginę, nu vienu žodžiu, viską gausiu, nieko neprarasiu ir galėsiu arba apart, arba nušienauti. Nu va, mažylė aišku išsilakstys čia visur, kur nori, bet yra užtvertas baltas tas laidas. Tai jį mato. Jį neblogai mato, bet aišku, atsikliusęs ir už laidą, ir visur, bet niekur nedings, tai pas mamą sugrįš. O mamos va jau galės išeiti. Gaus žolės, dabar vis atnešam silosą kibirais. O čia ant žolės ir pienuko daugiau turės. Nes tai įtariu, kad biški mažoka, tik 2. Pusė tešmens pas ją veikia. Pas šitą viskas gerai kaip.
Nu ir vat nežinau, sakykit, ką norit teliukam. Nu vienam jau gal yra savaitė, kitam kokios 4 dienos. Ir jie žymiai protingesni. Jau jisai ir piemenį žino. Gavo abu ir nelekia kaip bepročiai. Gaudosi, nežinau, nu vat kitokie gyvuliai visiškai kitokie. Nu fantastika, gražus vaizdas. Šito dalyko labai daug metų laukiau. Gaila, kad dar negalim visų pelyčių skirti va šitam reikalui. Kažkiek vis tiek turi nueiti ir į pieno ūkį. O dabar susikels kita banda, atlėks, tai čia gali būti dabar bėdų šiokių tokių, bet gal ir ne. O mamos tai ištroskusios žolės. Peša labai gerai. Tegul peša. Kažkaip jo, šiandien šitą daryti visai ir neplanavau. Bet bam, 6 poliukai jau yra. Visai neskubėdamas pasiruošiau viską po truputėlį. Kas čia liko 1, 2, 3, 4, 5. Ir bus viskas. Tai saugau vienu žodžiu savo nugarą. Vežiojasi su tačka. Šitus va kibiriokus. Ir pilu savo. Tai va žvyrius. Betonas, pusė maišo betono, beveik kibiras vandens ir apie 12 kastuvų žvyriaus. Man taip gaunasi geriausias mišinys. Toksai ne per tirštas, ne per skystas. Ir bent jau toj pašiūrėj, nu tai jisai gan tvirtas. Netrupa gali prisukti ir ką nori padaryti, tai visai gerai. Tai va, planas šiandien pasibaigti su poliais. Ir to galima sienas betonuoti. Teoriškai. Praktiškai nelabai, nes tėtis dar turbūt nebus padaręs laikiklio. Bet šiandien vakare, ką tikrai galime pasidaryti, tai atsimušt aukštį sienos ir atsimušt lygią liniją sienos, ties kurio vieta eis. Ir aukštį. Ir susižymėti ant kuoliukų visą šitą reikalą. Ir viskas. Šiaip dar nežinau kiek valandų. 5:30. Gal. Bet ne, jau neverta. Galvojau gal dar padiskot varyt. Neverta. Spėsim. Su diskavimu. Oras va toks. O darbai eina va taip. Va taip va greitai. Kažkaip per greitai poliai ir padaryti. Fantastika. Poliukai. Nu dar beveik tiesiai. Nieko savo. Ir dabar lyja. O kodėl lyja? Nieks nežino, kodėl lyja. Ai, lietus aišku gerai. Lietus gerai. Keli tokie paplaukėjantis yra, bet kai pasigausiu kraštinę paskui, jeigu jie bus kreivi, aš juos palenksiu čia. Nieko baisaus. Išsitiesinsim. O šiaip visai galvoju, gal reikia varyti padiskuot. Norisi. Jau pamiršau pusė jos, ką tai reiškia. Padiskuot, sakau. Vienoje vietoje 3 hektarai, kitoje vietoje 4. Ten, kur 4, iš vienos pusės griovys, iš kitos pusės kukurūzai
iš kitos pusės avižos ir dar iš kitos pusės kviečiai. Ir laukas per vidurį. Ir per kur važiuot? Nežinau dar per kur važiuot. Per ten, kur nesudygė ko gero. Žodžiu, neišlenčiau. Užsikabinau diskinį. Važiuoju disko 4 hektarų šiandien. Čia nėra ką veikti, padaryti, tai reikia ir padaryti. Reiks tik žirnį atsivežt ir pasisėt bus galima. Kai rodo, kad nelis, tada lyja. Ir čia pas mus tokie įdomus orai šiais laikais. Jo, rezultatas nėra pats geriausias, žiauriai sausa žemė. Nu, bet nieko nepadarysim, ne grūdus čia sėsim, nieko čia labai ypatingo ir nereikiamo. O labai norėčiau pasisėti kito didelio lietaus, tai viskas ir sudygtų. Žiūrėsim, kaip čia spėsim su tais darbais. O kažką daryti vis tiek reikia. Nu tai atsimušiau šiek tiek su lazeriu. Tai nelygumas apie 20 cm tik tai. Per visą sieną nueina galuose šiek tiek žemiau gaunasi žemė, tai 20 cm nėra daug. Man tai svarbiausia, nes OSB plokštė 1,25 m, tai ten gausis apie 1,18 m, 1,20 m vienoje vietoje mačiau. Tai nėra baisiai, nėra daug ir viskas gerai. Kaip ir galėtum gal net sieną visur lygiai betonuot, bet ir išsilyginti su brusais, bet gale daugiau mėšlo kaupėsi, tai ta aukštesnė siena dar geriau. Žodžiu, visai viskas neblogai. Ištisinę juostą atsimušėm. Tada aukšti visas sienos ir vienu žodžiu rytoj galėsim pradėti kažką konstruoti, žiūrėti, kas ten kaip gaunasi. Tai laikikliai jau gamybai, o mes dabar prisipjaustysim tokių vamzdelių. Į vidų dedasi strypas po 20 cm, kad OSB plokščių neišpūstų. Ir toksai interpas gaunasi tarp plokščių, susisuka varžtais ir tada betonuojam. Tai šiandien jo, kol viską pasidarau daugmaž, jau 10, dar kolteliukus pasigirdžiau, pašiūrę apėjau, karves įsileidau, nu žodžiu, visokių darbelių yra. Dabar susidėjau plokštas angare ant traktoriaus kaušo ir pažiūrėjau, kad neturiu strypelių plokščių susukimui. Tai važiuoju dabar iki namų, liktais yra strypelių, reikia susipjaustyti, pasidaryti. Ir bus galima po biškį sukti armatūrą ir dėliotis plokštas, žiūrėti, kas ten gaunasi. Rišamės armatūrą. Po truputėlį, tai čia eina storis, aukštis savo šitą viršum, čia reikia biškį perdaryti vakar ant greičio. Pasidariau ir reikia šitą storį prasivest, pasižiūrėti, kas čia gaunasi. Pataikau ar nepataikau. Čia sujungimą reiks daryti. Pabiškai galima temptis plokštės. Tai va, pradėjom statyti, tik tai su gulščiuku dar reiks pasižiūrėti šitą lygumą. Čia va, palei siuliuką, čiuk ir eina. Aišku, dar ne visai tiesiai, bet jinai kol kas vaikštanti yra. Kai kur pasipūtus biški, bet šiaip visumoj viskas super. Jo, va taip va ir konstruojam sieną po truputėlį. Ai, dar aukštį reikės pasidaryti. Aukštis šitą viršus,
Tai prisigręšim skylutę ir prasivesim siūlą iki kito galo. Ir matysim aukštą. Čia nebus labai aukštai. Nors. Jo, o tie vamzdeliai įsideda, o paskui strypas įstraukia, vamzdelis lieka betone. Ir taip darbuojasi po truputėlį. Prasitempia aukščio šniūrą ir kažkaip žiūriu, kad čia kažkoks kosmosas gaunasi. Velniam čia reikia tokio aukščio. Tai nuėjau pasimatuot prie tos pašiūrės, aš ne metrą dariau, 80. Tai nuleidau per 20 cm. Tai čia įsivaizduokit, jeigu tokio aukščio, tai čia pusė. Dabar šitai va tai iki čia. Kam? Be reikalo. Biškį susipainio, būčiau prisibetonavęs. Tai tiek nereikia jokiais būdais. Štai ten gale gausis metras, o čia gausis 80 kažkur tais. Va šitaip va. Nežinau, ar matosi tikriausiai. Tai va. Kažkas tokio, va, sakau, kad čia man kažkas per ne taip. Per daug betono. O sueitų blemba, tiek dar žiūrėkit ir papildomas kubas. Gerai, labai ilgai aš čia užtrunkus tai žaidimais. Reikia pasižymėti aukštį ir bus gerai. Na va, viską susitvarkėm. Praktiškai pasiruošta. Ką reikės padaryti, tai dar pasižiūrėti šitaip va. Ar yra lygi siena. Ir tada gal, nežinau, reikia, bet gal reikia vietom įkalt pagaliukus tokius, kad man neplaukiotų. Tai va, 12 valandų, gal jau ir daugiau. Pirma. Tai šitą darbą padaryti reikia virš 3 valandų. Aišku, pirmas kartas, tai labai daug visokių smulkmenų. Prisimint, kaip kas sukt skylės naujas reikėjo pasidaryti, dar kažką. Žodžiu, labai daug visokių dalykų, kurių jau antrą kartą darant nereiks ir bus žymiai greičiau. Ir plius, kad šiandien labai vėlai pradėjau. Gerai, dabar važiuojam papietausim, pasigirdom veršiukus ir važiuojam betonuot tada jau. Nu, žiūrim, ką turim. Turim jau 3. Čia ko gero dar vienas įsidės ir dėsis jau tik tais tenais. Kažkas tokio. Visai gal ir lygiai gaunasi, aišku, daug žaidimo, bet ir tai neaišku, ar čia bus lygu. Nu, bet ne namo pamatą statom, ne? Žodžiu, viskas čia bus gerai. Kaip pastatysiu, taip ir turėsi. Čia nieko blogo nematau. Palyginus pirmą kartą, kai dariau, ten buvo tragedija. Ten plaukiojo tie laikikliai. Žodžiu, ten buvo bėdų man nemažai. Dabar bėdų kaip ir mažiau turėtų būti. Kas čia? Sugulę pašiūriai. Tinginiaujat, ne? Tinginiaujat. O, tau vandenuką reikia atvežti. Tuščia. Nu va, pradžia yra. Pradžia yra. Visai neblogai, greitai, beveik tiesiai. Ir yra pradžia. Gera pradžia pusė darbo. Tai turiu dar 2 plokštės, tai jaučiu kitam kartui dar dasidursiu, nes čia labai greitai padariau. Per greitai.
Aišku, tik tai kita bėda, kad greičiausiai baigsis ties šita va vieta. Tai man tada nepavyks va taip padaryti, kad išsikištų. O kodėl nepavyks? Pavyks. Viskas čia bus gerai. Viskas visada pavyks. Taip reikia galvoti. Gerai, užsidengiam betoną. Liko cemento, išpilsim ten prie pašiūrės prie akmenų. Reikia prisileisti vandens į bačką rytojaus. Rytojaus rytui veršiam ir gal betonavimui, jeigu nelis. Ir važiuosim skust 3 hektarų dar. Diskuojam 3 hektariukus. Nežinau ką daryti, esu apmąstymuose, ar važiuoti antrą kartą, ar nevažiuoti antrą kartą. Teoriškai, tai geriau įdirbtas laukas, net ne teoriškai, o faktiškai. Geriau įdirbtas laukas, geriau sudygsta sėklos, mažiau piktžolių. Ir tai reiškia, kad žemėje daugiau naudos bus. Bet neturiu tiek kuro, kad galėčiau švaistyti kairę į dešinę. Nežinau. Dar pagalvosiu. Gal ir pravažiuočiau antrą kartą. Vis tiek žemę reikia geriau įdirbti. Nu va, kaip ir baigta. Bet manau, kad dar sugrįšime čia. Nes manęs netenkina toks žemės įdirbimas. Nes va yra visokių tokių vietų, kur tikrai nėra gerai. Tai grįšim čia kitą savaitę, ko gero. Liucerna kažkaip sustoja augti. Aišku, nėra lietaus, šalta ir mačiau vietom dar apšalus. Nieko gero. Ai, tai vis pamirštu dėl plėvelės parodyti. Tai 2 tinkliukas, 32 baltos ir 5 juodos pasiėmėm. Dar vieną juodą turiu. Nežinau, ar ta juoda duoda kažkokio efektyvumo tolai, bet man šiaip gražus rulonai. Kainos skirtumas labai mažas. Tai va, susitvarkėm gyvuliukus, o dabar šitą reikalą reikia nuimti. Nusukiojam medvarčius ir bandysim nuiminėti po truputėlį plokštės. Labai gerai. Opa.
Ir ką, viskas puikiai pavyko, tik tai matau, kad va čia duobė yra. Padariau tokią klaidą, kad per mažai žymėjausi aukštį. Reikia dažniau pasižymėti, nes nematai paprasčiausiai. Tai va, o čia jau gale aukštis geras. Tai va ten tokia, šiokia tokia duobė. Laikikliai atrodo puikiai. Kol kas vienoje eilėje viskas. O toliau rišam armatūrą ir varom toliau betonuotis. Tik tai negalėsiu dar vieną šiandien plokštės dasidėti, nes yra toksai blogas dalykas, kad neturiu daugiau stripų. Reikėjo važiuoti į Ignaliną pirkti stripų, aš to daryti labai tingiu, nors tėtis važiuoja ryte. Reikia paskambinti tėčiui, gal paims. Tai va, turim 5 comų duobę, gal net ne 5, mažiau. Nu, panašiai apie 5 comų. Ten jau beveik gerai išeina. Ja, ten gerai išeina. O čia mažytė duobytė. Bet aš dėl to galvos nesuku, nes mes paskui darom taip, kad, nu, jeigu, pavyzdžiui, čia geras aukštis, čia keliam brusą į viršų ir gale keliam brusą, viršui tempiam juostą ir kiekvieną brusą atskirai matuojam, kad paskui gautis, kad vainikas gautųsi lygus. Tai va taip ir darom. Tai čia, kad vienas kreiviau bus ar kažką, tai nieko baisaus. Žodžiu, visai nemažai čia pavyko pasidaryti, tik tai sustojo darbai, nes pritrūkau strypelį. Tai kaip dabar betonuosiu, va taip po 4 plokštės, tai darbai turėtų neblogai pajudėti. Dabar gale čia turėtų užsisukti kažkiek. Kiek užsisukt dar neapsisprendžiau, bet kažkiek užsisuks, tai galą man iš esmės kaip ir nėra jokio skirtumo, aš pasibaigsiu vėliau. Nu, tai ten dar po poliuką, gal po 2 ir viskas. Su galu viskas aišku. Dabar, jo, čia dabar lietus, tai man biškį sustabdys darbus, bet svarbiausia, kad tik lytų. Nes lietaus reikia žemėj žiauriai. Bet įsibetonuot turėčiau spėti. Pavargau, tai jau nuo ryto pavargęs. Gerai, reikia krautis manatkės, varyt papusryčiaut ir dasibaigt plokštės ir pradėti betonavimą. Tai ką, viską pasiruošiam. Dabar iš OSB 10 metrų turim jau. Tai biškį didesnį tarpą galima padirbėti. Viską pasiruošiam absoliučiai. Dabar belieka tik tai maišyti betoną. Ir reikia skubėti, nes ateina lietus. Būtų gerai iki lietaus susimaišyti viską. Nu va, neblogai užjudėjau. Pasidariau, ką norėjau. Viskas puikiai. Statybvietė sutvarkyta. Lyja, bet spėjau iki to didžiojo lietaus, nes čia planuoja tai nemažai lietaus. Dar dabar tik tai smulkus lietutis. Tikėkimės užlis. Vilniui sakė jau pila normaliai. O su šitų video būtų tiek. Pasimatysim jau iš tolimesnių statybos darbų. Tikriausiai patrukdys čia šiek tiek darbus lietus. Bet lietaus reikia būtinai. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot ir pasimatysim kitam video. Iki!